Pagreitį įgaunančio Lietuvos futbolo federacijos projekto futbolo treniruotės.lt kūrėjai lankėsi Marijampolėje, kur pradėjo bendradarbiavimą su Marijampolės Sūduvos komanda. Suvalkijos sostinės ekipa tapo pirmąją projekto naujovės dalyvę, kuria siekiama į projektą įtraukti ir aukščiausiose lygose žaidžiančius klubus, garsinančius savo miestą ir regioną. Labai džiugu, kad tokie projektai yra daromi. Aš manau, žmonėms lengviau bus susiorientuoti, susigaudyti, kur galima savo atžalas nuvesti į futbolo treniruotės, tiesiog užėjus į vieną puslapį ir suradus visą tinkamą informaciją ir nereiks kažkur ieškotis papildomai skuminėtis ir klausinėtis, kur čia galima vaikui pasportuoti. Vien pamačius ant plakatų tokį žaidėją kaip Radzinevičius, Marijampolės žvaigždė, legenda, manau, kad suintriguoja žmonės ir manau tikrai susidomėjimas nuo to tik padidėjo. Futbolo plėtra į šalies regionus turėtų ne tik didinti susidomėjimą populiariausių planetoje sporto žaidimu, bet ir skleisti žinią apie vienintelį Lietuvoje bendrą treniruočių paieškos puslapį futbolo treniruotės.lt.